Treneris, sveikinimai su pergale, po 2 nelaimėtų rungtynių, šiandien įveiktas čempionato lyderis. Tai jūsų mintis apie rungtynes? Žinot, vieną kartą įveikti Žalgirį, aš manau, įmanoma, bet 2 kartus tai jau kažkokį tai lygį turbūt turime. Aš manau, jie turi labai gerą atkarpą, bet, kaip ir sakiau, žaidėjom, ta atkarpa kažkada tai turi baigtis. Tai sakiau, kad pabandom užbaigti šiandien. Ir manau, sužaidėm tikrai taktiškai labai brandžias rungtynes. Ir sakyčiau, ir tie įvarčiai pelnyti, ir tie momentai susikurti prie varžovo vartų, tikrai buvo geri. Tai visų pirma, reikia pasveikinti komandą, nes, vis tiek neeilinė tai pergalė, kaip bebūtų. Tai mūsų šalies flagmanas ir aš džiaugiuosi už žaidėjus ir džiaugiuosi, kaip jie visą tai išpildė aikštėje. Tai aš mačiau vėl tą komandą tokia pat susikaupusią, sakykime taip, kaip prieš Šiaulius irgi, ten trūko tik tai įvarčių. O čia, žinot, kartais susikūri tos momentus ir daug momentų ir negali įmušti. Kartais, tu jų gal daug neturi ir tie įvarčiai krenta. Tai, tokios rungtynės, kur, ir Žalgiris turėjo savo momentų, gal turėjo tą kamuolį daugiau, bet, sakau, tas erdvės mes perdenginėm gana gerai ir esant rezultatui 3-1 irgi mes šiek tiek pasikeitėm ir tai manau, kad turėjom gerų išpuolių tokių, kur, galėjo pasibaigti įvarčiais. Ir norėjau būtent ir klausti, kad jau antrą kartą sezone įveikėt Vilniaus Žalgirį, esat vienintelė komanda šiame sezone, kuriai pavyko tą padaryti Top Sporto lygoje. Ar parankus varžovas, ar kas, kur yra paslaptis šito dalyko? Ir tuo pačiu, ar matėt kažkokių panašumų į tas pirmas rungtynes, kai laimėjot identiškų rezultatų? Apie panašumų nelabai buvo, nes ten mes atsilikinėjom 1-0. Čia mes vedėm 1-0 ir turėjom dar progą padidinti tą rezultatą, turėjom labai gerą progą. Taip, kai varžovas išlygina rezultatą ir žinom, kad žaidžiam prieš Žalgirį, tai visą laiką yra neramu, bet, sakau, žaidėjai išpildė labai daug viso to, ką aš jų prašiau. Tai ta pergalė, jinai mums tikrai labai svarbi ir džiaugiuosi. Varžovai labai daug klaidų darė ir atsikirzdavo, jūs išbėgdavote į kontratakas. Ar kaip matot tas varžovų klaidas, ar tai jūsų komandos nuopelnas dėl spaudimo, dėl agresyvaus žaidimo, ar vis tik labiau pačių žalgiriečių? Be abejo, tai nebuvo taip, kad jie patys klydo. Tai žinot, ir mums būna tokių rungtynių, kai žaidžiam prieš komandą, kuri labai žemai gynėsi. Buvo momentai šiandien mes irgi žemai gynėmės. Tokia buvo užduotis, momentais reikėjo pasiginti ir tai ne tik tai, kad aš sakiau, kad mes turim taip žaisti. Varžovas jisai irgi stiprus, jisai mus prispaudė paprasčiausiai, reikėjo pakentėti. Ir kai tu žaidži žemai, tai automatiškai tos erdvės yra mažesnės. Plius, kai žaidėjai yra agresyvūs, jie visą laiką lydi varžovą, tų praradimų vis tiek yra labai daug. Žalgiris tokia komanda, kuri mėgsta žaisti vertikaliai ir, jeigu turi aikštės vidurėje, žaidėjų kiekį, lygų, tai, faktas, kad yra labai sudėtinga. Momentais reikia žaisti 1-1, taip ir žaidėm ir, aplošti yra tikrai labai sudėtinga. Bet jie turi tą kokybę ir mes matom čempionate, kaip jie eina ir kaip jie laimi ir kaip jie, muša daug įvarčių.